Labą dieną visiems dar kartą. Tai iš vienos pusės noriu pasidžiaugti, kad sudarytos sąlygos anksčiau susirinkti ir turėti tokį gerą laiką pasiruošimui, įskaitant ir dvi draugiškas varžybas Estijos ir Suomijos rinktinėm, kurios tikrai davė daug informacijos ir praeitos savaitės tas įdirbis pasiruošimas namuose buvo perkeltas, tos žaidimo kryptys perkeltos į tas varžybas ir kuriuose pamatėm, kas pavyksta, kas dar nepavyksta, tai šiandien dienai turim jau tikrai nemažai informacijos apie savo žaidimą ir ką dar turim pataisyti, kas jau pavyksta, tai tikrai geras momentas. Be abejo, kaip visada, momentas su negalėjusiais atvykti žaidėjais, tai didelis nuostolis rinktiniai ir tie žaidėjai tikrai svarbi jėga mūsų gretose, neturim tokio plataus, sakykime, rato žmonių, kuriais galima manipuliuoti. Tai pirma Vaškevičiaus trauma, Tuchanovičiaus, Atajevo, Čepulio iškritimas. Tai yra tie žmonės, kurie realiai gali šiandien dienai žaisti pagrindinėje rinktinės sudėtyje. Tokiu būdu teko įtraukti kitus žmonės ir vis tiek pasiruošimas vyksta gana produktyviai. Šiek tiek mūsų planus irgi sujaukė kai kurių žaidėjų planai klubuose. Tai yra, kad nebuvo pratęstas kontraktas su Vaidu Grosu, su Tomu Itučiu, kas paaiškėjo tik prieš pat stovyklą ir dalį jų dalyvavimo stovykloje, taip pat tie asmeniniai tokie reikalai irgi sutrukdė. Bet šiandien dieną jau visi vyrai prisijungė prie rinktinės ir vakare turėsim pilną sudėtį. Iškart po preskonferencijos turim video susirinkimą, video analizę to ką žaidėm Estijoje ir pasikalbėsim apie tai, o vakariniai treniruotėj šlifuosim tos dalykus. Tai maždaug tiek. O prancūzai, kaip suprantu, jau įsitikinę pirmą vietą grupėje. Prancūzai įsitikinę pirmą vietą, bet nežiūrint į tai, jie atvyksta pilnos sudėties, nes jų sekantis žingsnis yra Viduržemio jūros žaidynės vasaros eigoje ir jie ruošiasi jau toms žaidynėms. Ar jūsų tikslas būtų dabar kova dėl trečios vietos, ar jūs dar ta antra vieta yra mintyse? Na tai antra vieta be abejo yra mintyse, nes varžybų etapas dar nesibaigė ir tiek norvegams, tiek turkams, tiek mūsų rinktiniai yra visos galimybės kovoti tarpusavyje, o kaip susiguldys šitos dvi paskutinės varžybos, kas nežino iš anksto. Ką, kaip treneris ir minėjo, kad pasiruošimas tikrai šis buvo ilgesnis, tos varžybos dvi Estijai daug naudos davė. Pamatysim šiandien savo klaidas dar, ką darėm prieš Suomius blogai. Nežinau, iš tiesų tų žaidėjų dabar prisijungimas, kurie atvažiavo, dar įneš energijos. Tai dar turėtų geresnis būti treniruotas. O tai pasiruošimą vienčiau tikrai gerai. Aidenai, galbūt porą žodžių. Tai viską pasakė maždaug treneris ir mes žinom, kad kada pasiruošimas tęsis, tai dabar daugmaž pradėsim intensyviau gal taip su kamuoliu dirbti, nes prieš tai ir fizinė buvo krūvio, dabar jau manau, kad visi yra geroj sportiniai kondicijoje ir nieko, laukti dar keletą treniruočių iki prancūzų ir paskui varžybos Norvegijoje. Ačiū. Galbūt dar klausimų žaidėjom, kokių turit? Turime prisiminti informacijos rungtynes ir pusėje su dviem komandom. Su norvegais tikriausiai lėmė tai, kad leidom pradžių pakviesti jiems atėti per daug tos kalbos, sugrįžti.
Jos su norvegais, man atrodo, kad buvo gal vienas iš prasčiausių varžybų mūsų žaistų Lietuvoje ir praktiškai labai daug klaidų buvo ir tos, sakykime, žaidybinės drausmės mažai. Tai matyt, tas ir lėmė tokias prastas varžybas. Su prancūzais turbūt tokio lygio ir nesunku iš tikrųjų siekti. Su prancūzais, man atrodo, kad pradėjom gal silpnauti, bet paskui kaip ir įsijungėm į varžybas, prisivijom, gal gale, man atrodo, pritrūko jėgų daugiau, nes jie vis tiek gali rotuoti daugiau žaidėjus, mes kaip tokio salelio neturim ir praktiškai turbūt tas ir lėmė, kad toks rezultatas gale pasidarė, nes šiaip manau varžybos buvo kur kas įtemptesnės nei rezultatas rodė. Treneriui, kada paaiškės kito atrankos turnyro burtai, varžovai ir struktūra? Paprastai tas vyksta po atrankos varžybų. Kada pasibaigia atrankos varžybos, tada pradedame galvoti apie sekančius etapus. Tai realiai, jeigu liktume grupai treti, tai pavyktų pirmo etapo išvengti. Taip. Tai ir buvo toks minimalus tikslas. Minimalus tikslas, kaip visada patekti tarp stipriausių komandų, o minimalus užsitikrinti vietą, išvengiant tos prieš atrankinio turnyro. Kaip manot, kokios jūsų stipriausios vietos kovoje su prancūzais? Na, išeinant iš vaizdo tų dviejų varžybų Estijoje, tai tikrai neblogai sekėsi kontratakos, greitas žaidimas, tai, sakykime, jeigu tvarkingai pavyktų susiginti, tai greitam puolime, jeigu tęsis taip ta pačia linija, tai manyčiau, greitas žaidimas mums būtų parankus, kadangi poziciniam puolime prieš augalotus prancūzijos sportininkus tikrai bus žymiai sunkiau užpulti negu kontratakuojant. Manyčiau, tas aspektas būtų svarbus. O ką Suomija ir Estija parodė, kur reikia dar skirti aspektus draugiškos? Na, tose varžybose šiek tiek silpnokas žaidimas iš antros linijos. Liečia užbaigimą iš antros linijos, iš toli. Patenkinti likom tikrai kraštų indėlį abiejose varžybose, kadangi praktiškai visa sudėtis turėjo apylygį minučių laiką aikštelį, tai, sakykime, tas indėlis iš krašto tikrai buvo didesnis negu kad tikėjomės iš antros linijos. Tai tuos dalykus šitose treniruotėse ir akcentuosim, kaip pagerinti tą žaidimą, tą puolimo realizaciją iš toliau. Vienas rungtynes žaidėt Kauną su norvegais, su turkais Vilniuje. Kur geriau ar yra skirtumas jums? Kur rungtyniau? Radijų prasme, žiūrovų? Nežinau, Kaune žaidėm po pakankamai ilgos pertraukos ir, sakykime, galbūt jau prie Siemenso vyrai daugiau galbūt ir pripratę, kadangi tai vyksta nuolat jau keletą metų. Nors prieš ateinant į Siemensą tikrai tokia namų arena buvo gal daugiau Kauno sporto halė, bet, sakykime, manyčiau, kad čia pakankamai turėjom gerų rungtynių ir gerų emocijų žaisdami Siemense, kadangi tiek su Kroatija, tiek su Lenkijos rinktinė buvo ir didelis palaikymas ir neblogas. Kokia atmosfera komandoje šiuo metu? Esate nusiteikę laimėti? Aš manau, kad atmosfera maždaug kaip ir visą laiką. Visi susirinko čia žinodami tikslus ir ruošiasi varžyboms. Šiuo metu manau, kad tikrai esame gerai pasiruošę, tas turnyras mums padėjo ir man atrodo, tikrai kovingai nusiteikę ir laukiam šitų varžybų, nes visą laiką žaisti prieš žymiai stipresnius varžovus yra kur kas smagiau, nei prieš, sakykime, Estus dabar, kur buvo ir Suomis, tai visiškai skirtingos komandos.
ir man atrodo, ir lygis, ir visa kita. Tai kad man atrodo, kad atmosfera tuo ir gerėja, nes visi, man atrodo, susikaupia labiau, ruošiasi tam varžybom ir... Na, antra vertus dar pridėdamas prie to, ką Aidinas pasakė, tai vis tik tai ne kiekvienais metais išpuola žaisti su tokio lygio, su tokio tituluotą rinktinę. Tai yra antra vertus įdomu matyti iš arti, ne tik per televizorių ar pasiskaityti spaudoj, kaip atrodo tie žaidėjai realiai, akis į akį aikštelėje. Ir tai, sakykime, žaidėjams tikrai istorinis, sakyčiau, įvykis, kadangi paskutinį kartą žaidėm su prancūzais 98 metais Europos čempionate, kada prancūzais ten lygiau. Tai tie žmonės, kas žaidė tam tose varžybose, tikrai po šiai dienai tai atsimena. Ir didžiuojasi, kad ten buvo pasiektos lygis prieš tokią komandą. 98 metais, tai 95, jeigu atsimena, prancūzai buvo pasaulio čempionai Islandijai. Tai šiandien, tai šitos varžybos trečiadienį, manau, irgi visam kolektyvui tikrai įsibrėš į atmintį ilgam. Nesvarbu, kaip jos pasibaigti. Tai kiek pagrindinės tos sudėties žaidėjų, kurie negalėjo atvykti iš tikrųjų į rinktinę, paminėjot pavardės, tai kiek jų būtų iš tikrųjų konkrečiai? 5. 5. Puškevičius, Ruganovičius, Atajevas, Čepulis, Novickis. Dar? Visi traumuoti? Bernatonis. Visi jie tikrai traumuoti? Ar... Novickis dėl asmeninių priežasčių atsisakė. Kokių? Prašau? Kokių? Dėl prastos savo sportinės formos, kadangi jisai iš tiesų ilgai gydėsi kryžminio kelio, po kryžminio kelio operacijos ir klube gavo labai mažai minučių ir, sakykime, tas pasijuto ir praeitame etape su Turkija, todėl tiesiog tai yra žmogiškas faktorius, kuris, man reikia šiek tiek sugrįžti į save, biškį apmastyti, nusiraminti ir kitam sezonui pasiruošti. Čia yra normalu. Tarkim, toj pozicijoje turim tikrai pakeitimą labai stiprų, ir Aidinas, ir Benas, ir Augis Strazdas gali ten sužaisti, tai čia didelios tokios blogybės nematau. Didesnė blogybė yra kairiam pusiau krašte, kur tikrai iš eilės tvirtų žmonių šiandien dienai likom su vienu Povilu Babarsku. Realybė yra tokia.